Sveiki. Žinote, kad aš vaikštau ir noriu tai pasidalinti, kokie yra vaikščiojimo privalumai, ėjimo, žingsniavimo. Kas su manim atsitinka, šiaip jau gyvenu tokį gyvenimą. Gyvenimas mano yra kaip ir visų, su viskuo, su visokiais įvykiais, su dvasiamis, su jausmais, emocijom. Tai va. Ir po 5 minučių, kai aš būnu išėjęs, jau pas mane kraujas pradeda pompuotis. Jau sako, dabar eisi. Mano kojos tarsi džiaugiasi tuo, žinai. Jaučiu, kad jų kūnas yra, pildosi to noro praeiti. 10 minučių mano nuotaika yra tokia, įeinu į tą ritmą. Ir jau gerai viskas, jo aš galiu žingsniuoti toliau, žinai. Tokia yra pakili nuotaika, reiškia, kad aš pasiruošęs dabar jau. Dabar einu per 10 minučių, aš jau būnu kažkiek nuėjęs. Jeigu aš būnu sukonfliktavęs su žmona, ar dar su kuo, reiškia, tai 15 minučių ir kortizolis atslūgsta. Reiškia, jau kažkaip tai simiršta viskas šitas. O po 20 minučių jau maždaug, kaip sakau, po 20. Po to kortizolio atslūgimo pas mane rašoma, šiaip jau sako, rašoma yra, kad, reiškia, tokios žinios yra, kad pradeda kraujas, pradeda deginti riebalus ir cukrų ir visą, žinai, tai reiškia, tai todėl, aš atsimenu, kai ėjom kaminą, tai valgėmės tus angliavandenius, ten tas bulkas ir ėjome viską, bet tas ėjimas tiesiog degina viską. Tai po kiek laiko įsivažiuoja ir tas ritmas ėjimo toksai būna, kur tu, ypatingai pirmieji be 5 ar 7, 10 iki 10 km tokie būna, kai tu iš tikrųjų, energingai labai viską darai. Tai tie riebalai deginasi. Ir toliau reiškia dar po kokio 40, po 40 kokių minučių, ten 45 prasidaro visos tos mintys, kurios buvo užgulusios mane, žinai, ten, taip sakoma, tas overthinking. Žinai, kada tu ten kažką tai turi minčių, kažkokių neįspręstų problemų, viskas baigėsi. Tu turi prieš akis kelią ir eini jo. Ir labai tas yra, raminantis toks dalykas. Ramina visiškai. O toksai. Ir po valandos tu esi supranti, kad gavai didžiulę dopamino dozę. Tai yra atlygio hormonas, kur jisai sako tau, jaunuolis, varyk ir taip toliau. Va, jeigu tu tai kartosi, visada tau bus gera nuotaika, visada tu būsi energingas, turėsi, tie konfliktai, stresai visi tave paliks, tu apleis juodas mintis. Ir taip yra iš tikrųjų. Žinokit, kai kaminojom, tai ką aš dabar prisiminiau, pagalvojau, kad, kai vakarė susitikdavo, tai ten žmonės nuėjo po 25-30 km su koprinėmis ant pečių, su kažkokia tai svoriu, žinai, ir nelygiais keliais, kur reikėjo lipti ir akmenimis visokiais. Ir atrodo toks nuovargis, viską jo, iš pradžio ateina griūna, bet po valandos jau jie renkasi visi puikiausioje nuotaikoje. Ir nebuvo ten jokių konfliktų, kada tenai. Todėl, kad iš tikrųjų, kaip ir aš girdėjau, kad, pavyzdžiui, kaip sakoma, ko reikia, kad išgydyti depresiją. Ne? Fizinio krūvio, bendraminčių, gero oro, kuris toks yra visada tavo virš galvos. Oras visada yra geras, tinkamai reikia apsirengti. Ir tu turi tą kompleksą priemonių, kurios tau padeda bristi palengvai iš tos depresijos, reiškia, ne? Ypatingai bendraminčiai, tai tokia yra terapija. Tu įsikalbi tenai, įsišneki. Ir ėjimas jo su kažkuo, tai, žinai, yra dažniausiai, žiūrėkite, jeigu teko eiti kartu su kažkuo, tai žiūrėkite, kaip gerai rezgasi pokalbis. Einant, žingsniuojant kartu. Tai va, aš kviečiu ir labai, bent jau 10 000 žingsnių per dieną tą padaryti ir pasijusti iš tikrųjų sveikiau ir turėti daugiau gyvybės. Žiauriai didelis noras gyventi, žinokit, yra siaubingai.
Siaubingai.